Labas! Šiandien aš parodysiu 3 būdus, kaip galima pasisėti ridikėlių. Pasirenkam sėklas ir pradedam. Visų pirma, ką mums reikia padaryti, tai pasiruošti tinkamai žemę. Ko tikrai nesiūlyčiau daryti, tai nekasti žemės, o geriau ją yra supurenti su šakėmis. Štai taip. Kadangi prieš tai mes buvome su agroplėvele apdengę žemės, tai jos yra pakankamai šiltos ir drėgnos, tai apversti nebereikia, tiesiog su šakėm supurenam ir išlyginam. Pirmasis būdas. Padarome keletą griovelį iš karto ir į juos susėjame sėklytes. Stengiamės ne per tankiai. Kai susėsime iš karto visus griovelius, apverčiam kitą įrankio pusę ir gražiai užberiam žemėmis. Viskas. Pirmas būdas padarytas. Mes ridikėlius jau pasėjom. Antrasis būdas, jisai yra vadinamas labiau tokio kaip užarimo principu. Padarom vieną gražų griovelį ir iš karto visą griovelį užsėjame sėklomis. Kai darysime antrąjį griovelį, jį darysime visiškai čia pat, taip, kad užsiverstų žemės ant pirmojo. Štai taip. Ir tada jau trečiąjį griovelį, kai padarysime vėlgi, kad užsiverstų žemės ant antrojo, jame mes vėl sėsime. Tokiu būdu mes pasėjame vienodais gražiais atstumais. Ir trečiasis būdas, paimame kitokį jau įrankį ir padarome griovelį tokį gana platų. Ir visą tą platų griovelį mes užsėjame iškart vienu kartu. Jeigu jūs neturite vietos, tai tikrai šitas būdas yra jums. Ir su tuo pačiu įrankiu mes tiesiog gražiai vėlgi užberiam žemėmis. Nesvarbu, kuriuo būdu pasėsite, ar pirmuoju, ar antruoju, ar trečiuoju. Kai visą tai padarysite, uždenkite su agroplėvele tam, kad sėkloms būtų drėgniau ir šilčiau ir jos greičiau sudygtų. Kaip paprasta, viskas, dabar jūsų eilė. Einat greitai į šiltnamį ir sėjat ridikėlius pas save. Lauksim, kol jie sudygs ir labai lauksim jų paragauti. Na, jeigu norite dar pasižiūrėti video, kaip sėti salotas, tiek paprastas, tiek gūžinės, tai tiesiog prenumeruokit mūsų kanalą, nes netrukus mes filmuosime ir tokį video. Taip, kad iškart galėsite savo elektroninį paštą sužinoti, kada jau mes jį išleisim. Tai ačiū, kad žiūrėt. Jeigu patiko, spauskit patinka, spauskit mygtuką like ir susitiksim kitą kartą. Ate.